Dabar pasigaminsime labai lengvai ir greitai puikų padažą prie mėsos. Tam susipjaustom svogūną. Pjausto smulkiai. Taip pat reikės morkos, lauro lapo, sultinio arba vandens. Aš naudosiu šį kartą sultinį, kad padažas būtų toksai skanesnis. Reikės trupučio miltų, pomidorų padažo. Susitarkuojam morką, sviesto, pipirų, druskos ir lauro lapelio. Štai su stambia tarka susitarkuojam. Dabar kuriam ugnį. Metam čia sviestą. Galima įpilti vos aliejus. Dedam svogūnus ir apkepam truputį, porą minučių. Dabar čia pilam morkas. Ir taip pat apkepam. Kol suminkštės morkos. Pastoviai pamaišom, jeigu didesnė ugnis, kad nepridegtų. Puikus kvapai. Kai morkos apkepė, dedam pomidorų padažą ir taip pat apkepam. Galima padidinti ugnį, jeigu norit, kad būtų truputį greičiau. Truputį pipiriukų pagal skonį. Lauro lapą. Apkepam kelias minutės. Dedam miltus. Receptas kaip visada apačioje video. Paspauskit žodelį daugiau, jeigu nerandat. Ir surasit visą receptą. Apkepam kelias minutės pamaišydami, kad nepridegtų. Dabar imam sultinį ir po truputį pilant maišom. Na štai, sutirštėjo. Paragaujam skonį. Puiku. Nieko nereikia. Dabar uždedam dangtį ir apie 20 minučių
tiesiog patroškinam, paverdam. Kartais pamaišom. Morkos gerokai pasitroškino su svogūnais. Dabar imam. Pilam į sietą. Turi būti minkštos, tai tokios suvirusios daržovės. Ir dabar gerai pertrinam per šitas skylutės. Pas mane sietas truputį kitoks, truputį kitaip skylučių šitų, bet vis tiek persitrins. Arba tiesiog čia sutrinam tas daržovės, jeigu trinasi, tai paskui galim grąžinti atgal į skystį. Tiesiog dabar sutrinam. Galima ir su trintuvu sutrinti. Ir štai gausis toksai padažiukas. Dar gerai ištrinam. Na štai, kiek galėjau ištryniau. Aš vis dėlto nutariau, jau galima naudoti toks. Kaip sakiau, galima su trintuvu sutrinti, aš su šaukštu ištryniau. Grąžinu atgal vis dėlto, kad būtų jisai čirštesnis. Ir štai gaunasi toksai padažiukas. Jeigu iš vis sutrinsit, tai gausis tik tai skystimėlis. Vos druskos, labai skanu. Vos. Taip pat pipiriuko, jeigu reikia. Dar išmaišom. Ir padažas paruoštas. Štai taip, skanaus. Labai skanu. Ir labai greitai.